Tai praeikim, ar ne, dar kartą, ką mes turim šiandien panelinėje diskusijoje. Pasidalinsime šitais mikrofonais, nebijokit, visiems užteks visko. Tai Liudą jau visi pažįstam. Tada mes turime Aušrą. Aušra šiandien reprezentuoja Women for Cyber organizaciją, kuri visaip bando moteris įtraukti per mentorystę, per edukaciją, per viešinimą, per visi būdai, kurie tik tai galimi. Turime Liną, mokslininkas, akademikas, atstovaujantis šiandien labiau šią kėdę, ir turime Aurimą, kuris yra inžinerijos vadovas Vintede ir praktikas, tas, kuris daro tuos dalykus labai praktiškai ir turi plačią patirtį privačiame sektorėje. Tai labai džiaugiuosi, kad turim visas barikadų pusės, ir akademiją, ir privatų sektorių, ir viešąjį sektorių. Tai bus labai įdomi diskusija, nes galima pasižiūrėti iš visų pusių, kas čia darosi. Turėsim po diskusijos klausimų ir atsakymų sesiją ir kirsim vėliau laiką labai griežtai, tai neužsitęsim. Viskas pagal darbotvarkę, mes tvarkingi žmonės, gerbiam darbus, tai pasiruoškit tų klausimų, nes kas pirmesnis, tas gudresnis, sako taip lietuvių patarlės. Pirmas toks raundas apšilimo. Labai keista ar negirdėt, kad ne AI yra šiandieno žodis, o vis dėlto bendruomenė. Išgirdom labai dažnai, kad bendruomenė, tai va tokį ratuką ir prasukim. Kas yra bendruomenė? Labai trumpai, ką mes čia norim sukurti. Taip, keli sakiniai apibrėžtis, apie ką čia diskutuosim. Žmonės. Tai taupam laiką, taškas, viskas žmonės, ekspertai, mentoriai, bendraminčiai, matantis vienodai tikslą, kodėl mes esam bendruomenė, tikintis tuo. Na ir finale kartu užauginė labai didelį pasitikėjimą vienas kitu. Esu Klaipėdoje, kažkas nutiko, galiu pas bičiulį Klaipėdoje apsilankyti šitos bendruomenės narį, būsiu priimtas. Įvykus nelaimė, jeigu tenais yra privati kompanija kažkokia, sutikim, kad iššūkiai yra dideli. Realiai, net neturint gal kažkokio kontrakto, galiu pakelti telefoną, paskambinti, kad turiu problemą. Ar gali man padėti? Gerai, Liudai, sukam jau tą ratą, žmonės, kuriais pasitikim. Tai aš nebesikartosiu, tik pridėsiu gal, kad bendruomeniai tie žmonės dar turi turėti kažkokį apjungiantį identitetą. Kas apibrėžia mane kaip šitos bendruomenės narį? Sveiki, tai aš sakyčiau, veiklos dar turi būti ir protingos šalia tų žmonių ir kitų veiklų, kurios vyktų kasdieniniam gyvenime. Jeigu mes fokusuojamės į kibernetinį saugumą, tai jos turi būti irgi nukreiptos į veiklos stiprinančios, veiklos gerinančios ekonominę šalies būklę, tuo pačiu ir galbūt visuomenės brandą ir saugumą. Sveiki, aš turbūt papildyčiau, kad bendruomenė man tai susijusi su dviem žodžiais, tai kultūra ir pagarba. Tai kultūra turbūt su tuo, kad mes turėtume, kas jau buvo paminėta, ugdyti tą jaunąją kartą, kad jinai eitų šviesos keliu, o ne tuo tamsiuoju, kas turbūt jauniems žmonėms labai aktualu. Ir kitas dalykas - skatinti tarpusavio pagalbą, supratimą ir bendradarbiavimą. Ačiū labai. Tai mes išgirdom tokius kertinius žodžius. Žmonės, identitetas, kuris tikriausiai turi savyje, ar ne, tas vertybės, veiklos, ką mes pasirinkam daryti, ko nepasirinkam, kur mes einam, ar ne, kokie yra tikslai. Viskas skamba labai gerai ir mes turim tikriausiai šiandien auditoriją, kuri yra pro-bendruomeniška. Visi susirinkom tam, kad tai yra labai įdomu ir tikriausiai tikim tą bendruomenės idėją tikrai smarkiai. Bet yra tikriausiai ir bandytų tų kelių, ne vienas ir gal ne visą laiką įsigyvendinęs taip teisingai. Tai mano klausimas yra, ir pradėsim Aurimai nuo tavęs, lyderystė bendruomenėje. Kas turi pasiimti tokį dalyką, kaip ta lyderystė turi atrodyti, o galbūt tiki, kad vis dėlto bendruomenė gali ir neturėti kažko, kas ar ne vis tiek turi, nevadinkim tą aukštesnį laiptelį ar vadovą, bet vis dėlto egzistuoja ar ne, kas šiek tiek patvarko, pasižiūri, kad tas identitetas nenuskristų kažkur kitur ir panašiai. Tai, man atrodo, dauguma yra matę ir dalyvavę
iniciatyvose, kurios buvo anksčiau, bet dauguma jų mirė arba merdi. Tai aš toks mėgstantis pasiūbuoti tą laivą ir sustartavau su keletą iniciatyvų. Infosec meetupais mes pradėjom mažoje grupėje, pradėjom dalintis dalykais, kurie skauda organizacijose. Ir keisdamiesi patirtimį ir informaciją, mes supratom, kad išeinam iš to savo mažo būrelio ir norim pritraukti kitus. Tai taip gimė Infosec meetup susitikimai. Toliau, žiūrint į skandinavų patirtį, jie turi daug neformalaus bendravimo, į kurį traukia jaunus žmonės. Tuose neformaliuose susitikimuose jie daro dirbtuvės, pritraukia naujus talentus, ta prasme, padeda jiem tobulėti ir vietoj to, kad jie naitų tuo, vadinkim, nežinau, nusikaltimų keliu, tie jauni žmonės iš karto pradeda ir padeda pačiai valstybei, privačiam valstybiniam sektoriui, stiprindami kibernetinį saugumą. Tai mano iniciatyva ir buvo, ta prasme, startuoti, parodyti tą lyderystę, parodžius lyderystę, tikėtis, kad atsiras daugiau, kurie tas bus įdomu ir pritraukti tos žmonės. Linai, pratęskim. Ateina iš akademinės perspektyvos labai įdomi nuomonė. Aš dalyvavau gal tokiuose labiau akademiniuose, vadinkim, bendruomenių kūrimuose. Tai pavyzdys tokių buvo ir Atviras kodas Lietuvai, gal kas atsimena dar tokį, bet jau kažkaip ir miręs ir nebeegzistuojantis, lyg tai kažkaip niekam nebereikia. Dalyvavau ir visokių vertimų, Baltics vertimų, Linux operacinės sistemos vertimų į lietuvių kalbą. Kitaip tariant, yra labai daug žmonių, kurie kažkurio gyvenimo etapu apsisprendžia, dėl altruistinių, gal dėl kažkokių kitokių motyvų, prisidėti prie tokių, bendrą gėrį nešančių projektų. Gėrį, neaišku ar gėrį, bet dažniausiai teigiamą. Tai aš labai norėčiau, jeigu mes kūrėm bendruomenę ir kūrėm kibernetinio saugumo kažkokią tai atvirą bendruomenę, tai turime turėti labai daug įėjimo į tą bendruomenę taškų. Turim turėti tokių taškų, kur bet koks ar jaunuolis, ar norintis, net ir pradinukas nebūtų išjuoktas, nebūtų, ne pradinukas, bet aš turiu menį pradedantysis informatikoje ar kibernetiniam saugume, nebūtų išjuoktas, nepasišaipyta ir būtų tiesiog pabandyta jį ar ją įtraukti visom galimybėm pagal tai, kas yra tuo metu prieinama tai bendruomeniai. Tai kitaip tariant, ir pagarba, ir suteikti veiklą tam, kad tas jaunas žmogus ateityje sukurtų ir tą identitetą ir galbūt vėliau taptų mūsų visos bendruomenės dalim. Tai iš akademinės pusės man kažkiek teko matyti ir be abejo, kadangi visą savo dabar, kiek čia 15 metų dirbu pedagogų, daugiau, turbūt 20, tai matau, kad ne visada pavyksta tą padaryti, kai jau ateina studentas į universitetą, nes universitete jau yra labai kryptingai dirbantys žmonės patekti į tam tikrą kvalifikacinį jau lygį. Todėl visada reikėtų pradėti dar nepamiršti ir jaunesnės kartos ir aš labai norėčiau, kad galvotume apie, galbūt gimnazijas ir jaunos kartos įtraukimą į šią veiklą. Mes vėliau apie tai dar šiek tiek pakalbėsim. Aušra, jūsų nuomonė, iš kur ta lyderystė turi kilti, kas turi nešti ar ne tą vėliavą? Nes girdėjom daug žodžio mirtis. Mirė viena bendruomenė, šiek tiek kitai nepasisekė. Tai kažkodėl yra ar ne ta mirtis, vadinasi, lyderystė baigėsi. Tai kaip vis dėlto ją išsaugoti, kad ji būtų ilgalaikė ar ne pasidalinta. Labai dar girdėjom dažnai apie tai, kad žmonės yra ta šviesa, žmonės aplink save subūrė ir panašiai. Bet o žmonės, kaip žinia, išeina gimdyti vaikų, nusibosta kažkas, keisti karjerų, daug visokių dalykų, ar ne? Ar tai yra vis dėlto tas sustainable, ar ne, turėti keletą žmonių, kurie tik tą bendruomenę neša? Kaip jums atrodo ta lyderystė, iš kur turi kilti? Aš tai labai nemėgstu kalbėti apie lyderystę. Čia iš karto tai pasakysiu. Ir aš galvoju, ar čia yra blogai, kad tam tikri dalykai ima ir numiršta, ir ar čia reiškia, kad ta bendruomenė ėmė ir numirė irgi pati. Aš tai galvoju, kad visai ne. Pasižiūrėjau, aš žiūrinėjau, kiek čia daug draugų ir pažįstamų matau, kur 100 metų nesimatėm, atėjom į renginį, susitikom ir vėl kaip vakar bendravę. Tai ar kažkokia konkreti iniciatyva ir veikla apibrėžia tą bendruomenę, tai aš nemanau. Bet visi jungiasi į kažkokį vieną ar kitą tikslą, jeigu tikslai pasikeičia ar veiklos pasikeičia, susijungia į kitą. Ar tai yra gerai ar blogai,
Tai gal tai ir yra ta bendruomenė, kuri evoliucionuoja. Tai dėl mirčių aš gal nematau problemos, o atsiranda gerų draugų, susirenki ir kažką pradedi kartu daryti. Bet apie tą lyderystę tai man labai nepatinka kalbėti, bet yra kažkokios jungiamosios grandys. Ar tai vadinasi lyderystė? Nežinau, bet kažkokios jungiamosios grandys yra. Pavyzdžiui, sakom, pradedam nuo mažųjų. Vat aš vaikštų mokau darželinukus. Ateina norinčių, sako, aš irgi noriu ateiti mokyti darželinukus kibernetinio saugumo. Ir jungiamės. Taip formuojasi nauja bendruomenė. Tai aš nežinau, aš vėlgi nežiūriu į tai, kad turi būti lyderis, turi kažkaip tai vesti, turi ta bendruomenė judėti kryptingai. Tai tegul jinai evoliucionuoja, tegul susidaro, jungiasi, yra būdai, kaip ateiti naujiems, yra būdai, kaip ateiti naujoms idėjoms ir jos toliau evoliucionuoja. Ir jeigu kažkuriom ten dalim reikia numirti, tai gal taip ir turėtų būti. Liūdai, kaip jums skamba, šiandien pagimdėm kūdikį. Tai ačiū visiems, nebėra projekto, mirė. Apie lyderystę, tai aš čia lyderius matau, salėje nemažai lyderių, tai yra, man tai filosofija, tai nėra žmogus su vardu pavardė, dažniausiai tai žmoguje, tai energija, idėja, kurie atsistoja, Baltics Linuxai, va, mano kelionė prasidėjo su Linuxais tikriausiai, kur dar nesupratau, kas tai yra, bet gaila, kad mirė. Energija, matymas, tas kelias, kurią seka daugiau energijos, arba žmonės seka, ar ne, ir jeigu tas kelias vardan gero tikslo ir lyderystė gera, tai ko daugiau reikia. Grįžtant dabar prie šitos ekosistemos ir vienoje skaidriai komanda demonstravo, ar ne, tą išskaidyta galbūt lyderystė. Tikrai nėra jokio noro atsistoti centre kaip centro ir sakyti, ei, čia mes lyderiai, dabar čia visi darom, kaip mes čia sugalvojam. Tikrai ne viską žinom. Toks potencialas yra auditorija ir bendruomenė yra beproto, didelė energija. Ir numatyta valdyba, dar visi klausimai nėra atsakyti, kur tikrai iš bendruomenės eitų ir iniciatyvos, ir lyderystės vieno kito klausimų, ar ne, toks pasikeičiantis momentas. Tai vat šitas kampusas turėtų būti kaip išskaidyta ir jungianti tokia įdomi lyderystė, bet tikrai ne kažkokia vieno žmogaus ar vienos institucijos nuolatos kurstamos kaip toksai dalykas. Tai su šito projektu, tai sakau, dar turim tikrai klausimų neatsakytų, bet tikim, kad visi kartu su savo mintim ir idėjom galėsim tokį, kaip šeimoje, ar ne? Vienu momentu vienas gal labiau patempia, ne visi esam geležiniai, kitų momentų kitas abiškai lyderystė. Tai aš tikiu kažkaip tai ir šitam projekte su tom lyderystėm bus kažkaip panašiai. Pasikeisdami visi. Turim daug žmonių atėjusių, yra, kas gali šiek tiek vienu metu, kiti kitu. Labai fainai kalbam, kad tikrai tai gali būti išskaidyta, tai gali būti skirtingos veiklos, matėm tikrą paletę, ką galima daryti ir panašiai. Bet kaip vis dėlto užtikrinti, kad tos veiklos, ar ne, jos turi rezultatyvumą. Tai bendruomenė kaip po tokia, kad jeigu viską darysi ir vaikus mokysi ir šokinėsi nuo vieno prie kito, vis tiek suprantam, kad nebus labai paprasta pasiekti tokių apčiuopiamų tikslų. Ypatingai, kad kurti bendruomenę taip pat prireikia laiko, nes, ką Liudas labai gerai pasakė, tai yra žmonės ir pasitikėjimas, o pasitikėjimas jau yra lygų laikas, kada mes pradedam pasitikėti, vienas su kitu padirbame, suprantame ar ne vienas kito kažkokius motyvus ir panašiai. Tai tose visose veiklose ir dalykuose, kas būtų bendruomenėje ar ne svarbiausi tie aspektai, kurie padarytų ją tikrai veiklia. Ta, kuri atneša rezultatus, o nėra tik tai, vadinkim, tokia formali, arba ta, kuri labai fainai padaro ar ne renginį, mes ateinam, pasibūnam. Ir tai tikrai nėra blogai, nenoriu to pasakyti, bet tai yra viskas, ar ne, mes fainai pasibūvom ir išsiskirstėm namo iki kito susitikimo. Tai kas yra tie receptai, galbūt ką matėte kitur, kas manote, kad yra esminiai dalykai, kad mes turėtume rezultatyvumą? Aušra, gal nuo jūs pradėkim. Tai labai gerai, tai yra renginiai, kur yra vieta susirinkti ir pasikalbėti ir pradėti formuoti tą ryšį. Kai formuojasi ryšys, atsiranda eigoje ir pasitikėjimas. Jeigu jisai atsiranda, jeigu kažkas po to išeis ir papasakos visas paslaptis, tai pasitikėjimo neatsiras. Tai va čia kibernetinio saugumo bendruomeniai labai svarbu, kad būtų tas pasitikėjimas, kad mes galim atvirai dalintis ir vieni kitus palaikyti.
Ir tada atsiranda lyderiai, kuriuos mes čia taip mėgstam pavadinti lyderiais, bet iš tikrųjų atsiranda idėjos, atsiranda žmonės, kurie nori daryti tas idėjas dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir daugiausia stipriausiai laikosi tie, kurių priežastys yra vidinės motyvacijos priežastys. Ir kiti pasižiūri, kaip jie fainai daro ir tada nori prisijungti. Tai taip ir formuojasi ta bendruomenė ir tos iniciatyvos ir tos idėjos ir taip jinai ilgainiui ir gali gyventi. Bet jeigu nėra tų pagrindinių bazinių dalių, tai yra ryšio ir pasitikėjimo, tai tada bendruomenė ir sugriūna. Nesvarbu, kokia ten iniciatyva ar tikslas, išskyrus galbūt karą. Karo metu visi turi tikrai vieną bendrą tikslą, tada visi jungiasi, nes yra vienas bendras priešas ir juda bendrai. Aurimai, jūs jau turit bendruomenčių, darot dalykus, tai kas yra, kaip pasiekti rezultatus, kad bendruomenė būtų apčiuopiamais ar ne rezultatais? Jo, tai aš sugalvoju 2 dalykus. Tai pirmas yra, man atrodo, labai svarbu yra sveikas konfliktas, ta prasme bendruomeniai, kad nebijotų bendruomenės nariai vieni kitų pačelendžinti. Nes jeigu mes dėl visko sutinkam, tai reiškia arba mums nerūpi, arba mes tiesiog einam vieną kryptimį ir nėra kažkokio savitumo. Kitas dalykas, aš manau, labai svarbu yra tinklaveika, tai reiškia neužsidaryti savo ten, nežinau, grupėse, kažkokiuose bokštuose ir panašiai, o išeiti į išorę, pasižiūrėti, ką daro kiti, reiškia, ką daro kitos bendruomenės. Sukurti tokią kolaboraciją, keistis idėjom, vis ieškoti, ko dar mes nedarom, ta prasme, arba ką galim kitiem pasiūlyti ir tą tokį neužsidaryti savo, vadinkim, tik tai Lietuvoje, o išeiti truputėlį ir pasižiūrėti, kaip kiti kolaboruoja, ką daro ir turbūt, manau, 2 dalykai, kurie tą bendruomenę gali vesti į priekį. Aš pabūsiu velnio advokatą tada šį kartą. Važiuoju. Na, gerai, iniciatyva, ne? Kas yra iniciatyva? 2 valandos po darbo? Ne? Na, būkim realistiški. Dirbam, visi kažkokias tai veiklas vykdom. Tai jeigu yra iniciatyva, sakom, okei, na, aš ten pašluosiu, padarysiu, pakelsiu, padėsiu, nunešiu, na, galbūt. Kiek dažnai tas 2 valandos po darbo? Kartą į savaitę? Kartą į kasdieną visą savaitę? Kartą į mėnesį? Ir jeigu tai tampa dažniau negu, na, po darbo ir tada žmogus pradeda galvoti, na, kiek aš galiu vežti vienas kažkokią tam tikrą veiklą, kuri galbūt kažkam yra labai naudinga, kažkam nenaudinga ir dauguma atveju na, tos iniciatyvos na, tampa arba rutininės, ne, jau kai ta iniciatyva tampa rutininė veikla, tada atsiranda toks truputėlį nuovargis ir vat, reikia tada turėti kažkokį tai institucinį ar kažkokį kitokį organizacinį ramstį. Tokį lyderį, kad ir mes kaip vadintume. Nebūtinai lyderis, bet kažkoks ramstis turi būti, kuris laikinai, pavyzdžiui, padėtų ar gal net ir leistų transformuotis tam žmogui iš na, tos rutininės iniciatyvos, kad tai taptų rutininė veikla, na, už kurią jau būtų gaunamas ir atlyginimas. Kitaip tariant, aš žiūriu iš tos pusės, na, mes, pavyzdys mūsų darbas universitete, daug kas sako, ką tu ten veiki tam darbe, ką tu neturi kito darbo. Ne, aš sakau, taip, tai mano vienintelis universitete darbas ir aš dirbu į pilnu etatu. Nes net studentai kartais paklausė, sako, tai čia turbūt iniciatyva. Aš sakau, ne, tai yra rutininė veikla, kurią aš darau. Tai kitaip tariant, jeigu tai yra rutininė veikla, nebe iniciatyva, tada turime pradėti galvoti apie labai rimtą, na, vadinkim, ramstį, karkasą, šabloną, veiklas, kurios galėtų nuolatos būti tęstinumo būdu daromos ir jos būtų kažkokiu būdu, na, ar ieškomas finansavimas, bendradarbiavimas su verslu, kad verslas matytų tame naudą, tuo pačiu viešasis sektorius matytų naudą ir tokiu būdu užgimtų, na, toks kažkoks save ugdantis ir save keliantis procesas. Tai noriu pasakyti, kad ne visada iniciatyvos ir jos greičiausiai numiršta tik dėl to, kad jos tampa rutina, žmogus pavargsta ir jeigu tai yra vieno asmens iniciatyva, tai jinai tikrai negalės veikti. Tai linkėčiau kažkaip surasti tą karkasą, kuris padėtų mums visiems tą iniciatyvą padaryti rutiną, kad jinai veiktų. Liudai, daug linksit. Tai pritarėt? Taip.
nes su komandom šitos klausimus kėlėmės. Ta prasme, nesėdėjom su komanda, užsidėjo rožinį akinių ir gink dieve šitas visas dalykas nėra tai, kad tai dabar mes esame, ne, šeimas biškai padėsim į šoną ir aukosimės. Matomai, kad yra labai daug komponenčių, svarbu komponenčių, kad tas dalykas įvyktų, kad jisai būtų stabilus ir tvarus ir ilgalaikis. Dėl to su šito Cyber Campusu lygiagrečiai eina ir finansavimo galimybės. Ir vat Jono komandai iš europinių dalykų, ne, tai finansinis resursas, ką tai reiškia, ar tai vienas bendruomenės narys, ar tai fizinis, ar juridinis asmuo kažkurį tai laiko tarpą, kai projektą gali kažkokią iniciatyvą įeiti ir už tai gauti atlygį. Ne? Tai gali būti kaip treningas jaunam žmogui, kuris, nežinau, jo atlygis yra galimybė dirbti su profesionalais kažkokiam temoje ir augti. Ir M+K visokių dalykų. Tai žodžiu, neprašom uždyko, mesti visko ir daryti gerus dalykus tėvynei ir pasauliui, ar ne, viena komanda, gynybinė komanda. Ir tam tikrai numatyta yra nemažai priemonių, svarbių, pragmatiškų priemonių, kaip finansavimas vienas iš, kad nuveitume kelionę ir pasiektume tikslus. Ir tas pats švietimas būtų. Nežinau, irgi tą temą turim ir iš švietimo sektoriaus. Mums kaip agentūrai viena iš, kyla klausimų, kaip ten universitetai gal jie kovoja, kaip tos programos, ar čia susiderinam, ar ten finansavimas. Tai va šitas formatas ir leis tikriausiai, net nebejoju, kai jau susėsim darbo grupiai, ties švietimo klausimais yra profesionalai, kur mes nesam profesionalai, mes gal galim pasakyti kažkokius iššūkius, kurių taip visi matom kažkokiu kampu. Bet profai yra edukacijos sektoriaus atstovai, jie yra profai, mes kažkam galim padėti. Ne kokią problemą sprendžiam, kaip galime spręsti, kur galima resursus, kur galim finansus prisitraukti ir suinvestuoti efektyviai, ne tai, kad ten taptų, aš tai irgi aštriai sakau, ne, tikrai, kas jau mane pažįsta, kad netaptų dar vienu sėkmingai įsisavintų europinių projektų finansų, bet nesukurta galutinė vertė. Tai yra galimybė, kada visa bendruomenė, prisitraukus tą patį finansavimą ar europinį, suinvestuojam ir sakom dienos pabaigoje, gerai pasisekė, niekam nekyla klausimų, efektyviai ir visi suprantam, kad kažką tai padarėm gerą. Tai vienas dalykas, tai apibendrinu. Nekviečiam aukotis, numatytos priemonės ir va. Spiritum. Dar kartą daug žmonių, visi turėsim savo gabaliuką, ką nuveikti. Iškilo, ar ne, kaip tik tas klausimas, kad labai smagu ar neturėti erdvę, kurioje kalbasi skirtingas kėdes turintis žmonės, ekspertai ir specialistai. Akademija, privatus sektorius, viešasis sektorius. Ir tikriausiai nepaslaptis, kad ir ši iniciatyva, viskas gimsta iš kažkokių problemų. Ir matome, ar ne, kad ne visą laiką pavyksta taip susėsti ir susitarti. Ir akademijai, ir tam viešajam, ir privačiajam sektoriuje. Jeigu reikėtų identifikuoti, kur, manote, yra vis dėlto ta problema, aš tikrai tikiu, kad mes visi susėsim prie to stalo, ieškosim to pokalbio, kuris bus atviras, bet visi ateina su kažkokia ar konkurencija, ar nuoskauda, ar kažkokiais dalykais ir, tikriausiai verta tai adresuoti. Kur, manote, dabar yra vis dėlto bendruomenėje pagrindinės problemos? Ir čia kreipčiausi iš tos perspektyvos, ant kurios kėdėje sėdite, ar ne? Privatus sektorius versus viešasis. Aurimui tikriausiai pakomentuoti, kas čia yra, ar nėra taip, kad kartais jaučiam, kad valstybė lik toks reguliuotojas labiau, privatus sektorius lik nori daryti iniciatyvos. Akademija ir Liudas jau minėjo, kad irgi nesuprantam iki galo, ką jie ten daro. Tai jeigu taip reikėtų išrinkti esminį tokį iššūkį, tai bendruomeniai, ką atneštumėt ant stalo? Kur manote, kad turi prasidėti diskusija, apie ką mes turėtume kalbėti? Tam kitam jau susitikime mūsų, tose darbo grupėse ir panašiai. Tai esminis dalykas turbūt yra apsibrėžti tas kritinės sritis ir turbūt rasti tą, kaip čia, vidurio žemę, kurioje galėtų, vadinkim, privatus sektorius padėti, vadinkim, valstybinėm institucijom ir atvirkščiai, nes tiesiog kartais tos iniciatyvos, kurios ateina turbūt iš privataus sektoriaus, gal kartais būna kažkiek naivios, truputėlį pasiūlymai ateina gal kažkiek, nežinau, aš čia labiau iš savo gal perspektyvos kalbu, truputėlį gal per mažai pasverti ar
nėra įsitikinta, kokią naudą tai atneš ilgalaikiai perspektyvai. Tai čia turbūt, apie ką ir kalbėjau, man tai būtų didžiausias noras turėti tokį sveiką konfliktą, kai vieni iš kitų mokosi ir padeda tobulėti. Tai reiškia, mes nesusitaikom su kažkokiu status quo, o visą laiką ieškom, kur dar mes kažko nepasidarėm, kur dar mums trūksta kažkokio matomumo, kompetencijų ir panašiai. Tai aš labai norėčiau, kad iš to gimtų toks labai gera kolaboracija, kai vieni kitus moko. Linai, pratęskit. Akademija, ką atneštų ant stalo bendruomeniai spręsti, kaip pirminį klausimą, kuris mano topiausias yra. Na, aš nekartą taip irgi galvoju apie tai, kuo mes galėtume prisidėti. Ir, iš esmės, turbūt prisidedam kiekvieną dieną, kurdami tą bendruomenę, dalyvaudami su studentais, bet pagrindinis momentas reikia įvertinti, kas yra pagrindinė valiuta akademijoje, sako, nežino verslas, nežino, kuo mes gyvename, ne? Mes ne tik esame studentų gamintojai, mes negaminam produktą, kuris vadinasi studentas. Nes dauguma įmonių, norėdami bendradarbiauti su universitetu, ateina ir sako, žinot, norim bendradarbiauti su jumis. Ne? Daug kartų ėjom turbūt. Ne? Ir pirmas sakinys, mes sakom, mes irgi su jumis norim bendradarbiauti. Verslas atėjo, ne? Arba mes nuėjom į pas verslą. Ir tada verslas sako, duokit mums gerų studentų. Tai nėra vienintelis produktas, kurį universitetai ir aukštosios mokyklos kūrė. Aukštosios mokyklos ir universitetai kūrė inovacijas taip pat. Ir vienas iš turbūt iš stipriausių būtų bendruomenės ramsčių, jeigu visos ir verslo požiūrių, ir valstybės požiūrių, ar viešo sektoriaus įmonių, organizacijų požiūrių būtų kažkokio tai labai aiškių probleminių, galbūt taip užduočių pasakymas. Žiūrėkit, sakytų, mes turim bėdą, gal galit, jūs turite čia mokslininkų, išspręskit, sugalvokit, kaip tą išspręsti. Na ir tada savotiškai atsiranda, mes sakom, mes galim tą padaryti, mes galim pabandyti išspręsti, bet tada atsiranda uždarumas. Uždarumas, kuris iš karto pasako, pala, čia mūsų asmeniniai duomenys, čia mūsų privatus duomenys, čia mūsų įmonės duomenys, čia mūsų užsauginti duomenys, mes negalim jums pateikti, jūs čia pasimuliuokit kažką. Tai atsiranda tokių niuansų, kad jeigu mes norime iš tikrųjų sukurti, kad inovacijos augtų, reikia daugiau įsitraukimo tiek verslo į akademinius inovacinių problemų aprašymus ir kad tikrai būtų galimybė tas inovacijas laiko išspręsti, ištestuoti su realiais, nelaboratoriškai sanitizuotais duomenim, bet su realiais duomenimis ir realiose aplinkose ir tam, kad įvertinti ir paskui sakyti, žiūrėkit, šitas atvejs tikrai veikia ir šitas atvejs tikrai puikus. Tai savotiškai, akademija tikrai ateis į pagalbą, visos tiek, aš kiek pažįstu Lietuvos aukštosios mokyklos dauguma tikrai nusiteikia, kad norėtų kurti inovacijas ir yra skatinama tą daryti nacionaliniu mastu, tiek akademijos mastu, bet yra tam tikrų niuansų, kad kai tik ateinama, yra dažniausiai šnekamas apie gerų studentų gavimą, o ne apie inovacijos problemos sprendimą. Tai čia tik toks trumpas komentaras. Labai puikus, nebeikim universitetą tik semt moksleivių ir auditorijas vadint vardais savo, bet praktiškai neškim ar ne savo problemas ir darykim sprendimus ir inovacijas kartu. Aušra, iš jūsų pusės. Ir labai norėčiau, kad užgriebtume dar temą, atstovaujat, turim vieną moterį panelinėje diskusijoje. Aš matau daugiau moterų. Čia yra daug, bet čia panelinėje, čia tik panelinėje. Šiaip labai džiugu, kad yra daug moterų. Čia atsitiktinumas labiau priskirčiau, reikia paieškoti, vyrų lengviau rasti. Ir atstovaujat ir nevyriausybinį tą sektorių. Tai nevyriausybinis sektorius toks irgi klijai labai dažnai tarp visko. Tai ką jūs neštumėt iš savo pusės, ar ne? Nes kaip ir mato tikriausiai daugiausiai problematikos, kas vyksta.
Tai dabar pagalvojau, ką aš iš tikrųjų atstovauju. Tai atstovauju aš privatų sektorių, akademiją ir nevyriausybinį sektorių ir dar čia krūva kitų dalykų, tai visuomenę. Tai aš daug atstovauju, aš iš tų žmonių, kurie mėgsta suprasti problematiką, jei kažkas nepatinka, tai ir iš karto spręsti, nėra čia ko organizuotis, laukti, reikia tiesiog pradėti daryti. Tai iš kurios čia dabar perspektyvos? Tai iš verslo, kaip galima pagalvoti, tai what's in it for me? Jeigu jau aš ateinu kažkur bendradarbiauti, tai kaip verslas aš turiu suprasti, kokią naudą iš to gausiu. Ne? Iš to moterų požiūrio sektoriaus, tai norisi tos bendruomenės galėjimo pasidalinti, susiburti ir nesijausti, kad aš esu viena moteris panelėje, o iš tikrųjų, kad mūsų čia yra visa bendruomenė, kur daugiau gali ateiti ir į tą panelę atsisėsti ir ne tik tai aš viena. Tai dabar galvoju, iš kokios čia dar perspektyvos pasisakyti, bet iš akademinės pusės tai man irgi atrodo yra tas, kur vienas, kai verslas ateina ir sako, duokit mums gerų studentų, bet man tai patinka kaip verslo ateiti ir sakyti, o galiu aš pamokyti ir užsiugdyti savo gerų studentų, kad ateičiai turėčiau. Tai daug tų visokių perspektyvų čia gali būti, bet ta moterų kaip palėtė, tai ne, aš ne viena panelė, mūsų čia visa bendruomenė, mūsų čia yra labai daug. Puiku, labai gerai. Liudai, ką neštumėt, kaip pirminės problemas? Kur pulsim tai visą dirbti? Pundą problemų, kurios... Bet išskirkit, kas labiausiai skauda ir Šiandien? Taip, šiandien dabar ką reikia spręsti. Bendruomenė yra, kalbėjom, ilgas labai laikotarpis. Linai, nepatikėsi, kitų metų plane turim atskleisti duomenis. Centras turi beproto daug duomenų ir jie yra jautrus. Ir turim supratimą, kad ne simuliacijų reikia daryti, nuspręsti problemas, bet tai ir šiandien turim ir LLM-as jau beproto galingus. Jiems reikia mėsos turim. Turim iššūkių ir jau pradėjom dialogą su universitetais ir Mykolo Riomerio universitetas sako, mes čia asmens duomenų apsaugą geriausiai žinom. Ir tikriausiai taip ir yra. Galbūt, nežinau, bet visi kartu. Tai ką nešam, tai arba turim ambiciją ir nebijotinai pasieksim tikslą, tai atversim labai daug teisingų duomenų akademiniai bendruomeniai, startupams ir kitiem dalykam tikrų produkcinių duomenų. Ir kas turit kažkokios patirties su duomenų analitika ir kitais dalykais, visi puikiai žinom, kad nuo duomenų priklauso praktiškai viskas. Jeigu tai yra simuliuoti duomenys, rezultatai simuliuoti. Jeigu tai yra tikri duomenys, labai didelė tikimybė, kad technologijos, mokslininkai ras unikalius, efektyvius sprendimus problemams spręsti. Tai ant stalo nešu duomenys. Su jūsų pagalba. Labai neblogai. Sprendimus neša, tai labai gerai. Tik vienas komentaras, kad šalia tų duomenys dar savaime yra vertybė, bet nėra gerai, jeigu juose nebus dar ir pasakyti, galima būtų pasakyti, kokią norit problemą išspręsti. Nes jeigu pasakysit, norim, kad išspręstume tą ir aną, trečią, ketvirtą, tai tada labai, net nežinot, kaip spręsti. Tai palikit tai. Problemų turim, įvardinsim. Liudas norėjo sprendimą atnešti, tai duokim jam šitą ant stalo padėti. Kalbėjom labai daug apie ekspertus ir kad tai yra ir nesvarbu, kad ekspertai dalyvautų bendruomenės veikloje ir čia apstu matome jau dabar ar ne dalykų nuo švietimo, inovacijų, tikrai daug ar ne veiklų. Bet bendruomenė be abejo yra toks gyvas organizmas, kuris tengiasi įtraukti kuo daugiau žmonių ilgainiui. Ir tai yra plačioji visuomenė. Ir plačioji visuomenė ar ne yra viena, kada mato žiniose, kai kažkas atsitinka, yra kažkoks dalykas ar ne kibernetinio saugumo ir suprantame labai menkavertiškame lygmenyje, o kartais ir skambina mums tas Google specialistas, išvadinėjo tos duomenis rusiškai kalbant ir taip patiriame tokių praktinių ar ne aspektų. Kaip tą bendruomenę, kai mes kalbam apie plačiąją jau visuomenę, turėtume vis dėlto įtraukti, ką su jie daryti, edukuoti, kad būtume stipresni, ar ne tik savo bendruomenės aspektų, kuris sėdi čia dabar ir kurie tikrai turi tą ūginę iniciatyvą, bet išnešti plačiau ar ne į visas tas bendruomenės. Kokios būtų tokios praktinės idėjos, kokie būtų patarimai. Liudai nuo jūsų dabar.
Duona kasdienė, jeigu kažkas įvyksta, dažnai matot mane kalbantį, kaip mano mama sako, 5 rytą įsijungiu, tu jau kalbi per radiją. Bet tai yra svarbu. Nusikaltėliai, labai gudrus yra, labai gudrus, jų kompasas vertybių nusuktas ne į tą pusę, bet jie yra protingi žmonės. Blogi, bet protingi. Ką tai reiškia, tai sprendimų savo veiklai padaryti randa kiekvieną dieną ir vos ne genialių. Kaip pavyzdys, generatyvusis dirbtinis intelektas, kol vakarų pasaulis dar sprendžia teisų klausimus, kūrėjų ir kas ten bebūtų, privatumo klausimus, nusikaltėjimo technologiją puikiai adaptuoja ir daro savo dalykus. Ar tenais laiškai lietuvių kalba tobulai, aš nemoku taip gražiai rašyti. Liūdai, ne problemas, neškit sprendimus, ką daro? Jo, tai per aplinkui į šitą bendruomenę gali ir turi būti ambasadoriais. Reikia nuolatos tai plačiai visuomeniai pasakoti apie tai, kas yra, kaip su tuo kovoti ir reikia dar suprasti, kad tai bus nuolatinis procesas, niekada nesibaigintis, absoliuto niekada nepasieksim. Mes kaip ambasadoriai, netgi kai sako, tai kaip galima nesuprasti. Tiesiog tikrai galima nesuprasti, turim apsiginkluoti kantrybę ir savo draugus, giminaičius, mamas, tėčius, brolius, seses nuolatos edukuoti šitais klausimais. Edukacija. Ir vaikų darželį. Tai pradedam nuo mažiausių, nuo darželinukų, ne? Tai taip ir pradedam nuo mažiausių darželinukų, eikit dabar visi į darželius, papasakokit, kaip ten viskas būna, turiu medžiagos paruoštos, pasidalinsiu, pamokas pamokysim, pradedam nuo mažiausių ir užsiauginsim mes tą bendruomenę ir visuomenę ir užaugs, viskas bus gerai. O šiaip tai turėkit kantrybės ir kai jūsų paklausia, ką veikit, kai pasakysit, kad kibernetiniam saugume dirbat, pasiklausysit apie visus ten hakerius ir ransomware ir kitus dalykus, tai papasakokit ir tiem Bolto vairuotojam, tai kas ten jiems skambina ir ką čia reiškia ir kodėl kartais paskambina ir niekas neatsiliepia, tai ar čia jau kas iš to bus, kokia čia ataka, tai turėkit kantrybės, papasakokit ir visiems bus geriau. Bet pradedam nuo darželinukų, dar galim nuo moksleivių. Jo, nuolatinis, rutininis viešas informavimas apie net ir galbūt nelabai malonės situacijas yra labai svarbus. Ir galbūt tas papildomas dėmesys, aiškinant paprastą žmogaus kalbą, demistifikuojant, kas tai yra, kodėl taip įvyko, ką galima padaryti, kaip kitą kartą apsisaugot. Tai va tokį sudarius, galbūt grupelę žmonių arba grupelę, komandą, gal taip, nežinau kaip tai įvardint, iniciatyvą, sakykime, tai pradžioj, kad galėtų periodiškai, kai tik kažkas įvyksta, kreiptis į visuomenę, šnekėti su žmonėm, nukentėjusiais ypatingai. Gal net ir nebūtinai nukentėjusiais, bet plačiaja visuomenė ir bandyti aiškinti. Čia jeigu kalbam apie viešus žmonės, kurie yra tiesiog eiliniai paprasti žmonės, kurie niekada gyvenime gal nematė tam tikrų incidentų net savo dar nepamatė. Tai dabar, kai kalbam apie jau tie, kurie yra nukentėję, tai su jais turbūt jau turėtų kitaip šnekėti, ten jau profesionalai ir daugiau galbūt bendradarbiauti, ypač jeigu tai yra nukentėjusi įmonė. Tai vat būtų labai gerai turėti irgi tokį grupę žmonių, kurie padėtų konkrečiai organizacijai tapti saugesniai. Pavyzdžiui, žinau, kad ir vyksta įvairios iniciatyvos ir galbūt mažai sektorių, tas mažasias įmonės, kur ten dirba 3 žmonės, 2 žmonės, viskas išmėtyta po debesis, kažkur tai guli visokiose neaiškiuose Exceliukuose ir dar kitose dokumentuose, paaiškinti ir kad tai būtų priemonių ir laiko tą dalyką išaiškinti toms įmonėms ir padėti susitvarkyti tą informaciją. Nekalbu, kad tai turi daryti, tai gali daryti ir Cybercampus, tai gali daryti ir kažkokia kita organizacija, galbūt tai taps ir verslas net kažkieno. Aurimai, kokios jūsų idėjos, kaip nešti bendruomenės ar nenaudą plačiai visuomeniai? Aš girdžiu daug nuomonių iš aplinkinių, kad tas saugumas labai kertasi su patogumu. Ir visą laiką, ką stengiuosi akcentuoti, prasme, kad neturėtų tas patogumas nukentėti vardan saugumo. Ir
mes daug kalbam apie visokius gąsdinimus, kad kažkas nukentėjo arba ten naudokit tą, darykit tą, bet to tokio trūksta gal praktinio prisitraukimo ir parodymo, pavyzdžiui, kodėl naudojant slaptažodžių saugyklą tavo tam tikri dalykai pagerės ir kaip tau tai bus patogu ilgalaikiai perspektyvoje, nes mes papasakojom, bet mes dažniausiai neparodom. Ir aš tada kalbuosi su pažįstamais ir iš jų girdžiu, tai žiūrėk, man čia reikės dabar visur pasikeisti slaptažodžius, man čia tiek daug kompleksijos. Bet jeigu aš jį prisitraukiu ir parodau, ta prasme, kaip praktiškai dabar tu užtruksi 2 valandas, bet tu ilgalaikiai perspektyvoje laimėsi, staupysi laiko, nes tau nereikės to vieno pasvardo nešiotis galvoj ir nukentėti. Ir aš galvoju, kad mes galim tiesiog skatinti, taip pamokę kelis, gautųsi toks sniego gniūžtės efektas, kad vėliau tą žinią nueitų praktinę, nes jie galėtų pasidalinti su kitais. Ir vietoj to, kad mes teoriškai ten pasakojam dalykus, kodėl reikia daryti vienaip ar kitaip, mes turėtume labiau linkti praktiką ir parodyti, kaip tos dalykus pasidaryti praktiškai. Nes kiek man rodo praktika, tai žmonės išgirsta, bet praktiškai nepasidaro daug dalykų. Aš noriu vieną čia pridėti, labai gerai įžvalga. Tai va vietoj to, kad būnam ekspertai, tiesiog būnam draugai, draugiškai pasakom. Tai ačiū visiems panelistams.